Sveiki visi, esu Lietuvoj ir kaip žinote, keliauti galima visaip. Galima su mašinyte, galima autobusais, galima stabdyti mašinas, gaudyti pakeleivingas, bet šiandieną ne apie tai. Galima traukinukais važiuoti, galima lėktuvais skristi, bet šiandieną aš keliauju upe. Šiandieną aš iškeliauju Ventos upe ir tikslas yra pasiekti Ventspilį. Tai būtų apie 320 km. Šiandienos tikslas yra pasiekti Kuršėnus, paskui bus Venta, Mažeikiai, Kuldyga, tai daug smagių vietų gražių manęs laukia. Oras pakalkas apsiniaukia, tai matysim, ką oras paruošia, bet kelionė į orą nepasirinksi jau. Kokie bus tokie. Tai pakojus daiktus, tempiuosi baidarę į upę ir pradėsiu savo kelionę. Balandžiai nuskaido. Nu ką, turim gražų rytą, saulutė po biškį lenda iš už debesų ir po biškį pakuojos daiktus ir keliausiu. Tai šiandien tikslas yra pasiekti Kuršėnus ir kažkur įsikurti, gal prieš Kuršėnus, gal už Kuršėnų. Tai esu visiškai atsipalaidavęs, turi daugiau kaip savaitę laiko, tai dieną gautus gal po 40 km plaukimo. Nu, pradžioj gal taip nebus, pradžioj visados reikia įsibėgėti, nebent savie padės. Jau pasidariau šiokias tokias išvadas iš plaukimo Gaujos upe, kaip pačią pirmą dieną apsiverčiau su baidarė atsitrenkęs į rastą. Tai dabar viskas pas mane supakuota, viskas į neperšlampamus maišus ir maistas, viskas, nes Gaujos upe plaukdamas pačią pirmą dieną apsiverčiau, tai dalis maisto sušlapo, dalis supelijo, nu, vienu žodžiu, turėjau problemų. Maisto turiu tiek, kad iš bėdos galėčiau išgyventi baziniam dalykam, kad kukliai. Tai tikiuosi, kad pavyks pagauti kokią žuvelioką, išsivirti, išsikepti ir pakeliui bus parduotuvė. Jeigu jau bėda, galima visados sustoti parduotuvę apsiprekinti. Kavinių bus. Bet iš bėdos galiu išgyventi tiek, kiek turiu. Tų daiktų stengiausi imti kuo mažiau, bet vis tiek susikaupė viena didžiulė tašė. Palapinė, dar keli daiktai. Tai pradžiai gali būti problema, būsiu ir lėtesnės, ir grimzlė bus didesnė. Tai upė, kaip matau, kanaliukas nelabai gilus, bet tikiuosi, kad visur pavyks praplaukti.
Jau beveik valandą plaukiu ir turiu 5 kilometrus. Tai greičiai geri, yra vietomis srovė, kur upė susiaurėja, tai visai neblogai. Vanduo gana aukštas, nėra žemas, tai laisvai visur praplaukiu. Nu tai pakol kas džiugina viskas. Ir mačiau kelis žuvų išėjimus, tai turiu meškerę ir galvoju, norėtus pažvejot, bet gal plauksiu ir žvejot pradėsiu į vakarą, už Kuršėno, įsirengsiu stovyklavietę ir tada galėsiu sauliais pažvejot. Gal pavyks pagauti kokį žuvį, kokį šapaliuką. Tai šį kartą esu pasiruošęs šapalam gaudyti, tai žiūrėsim kaip seksis. Tai varam į priekį, saulė šviečia, oras gražus. Judam. Nu, įstojam, pažiūrim, kas čia gero. A jūs matėt, kas čia daros? Kas čia žuvies darosi? Ajergau. Tikrai nesitikėjau, kad čia dabar iškart 1,5 valandos paplaukiu tiek žuvies. Sujudino mažiausiai 30 žuvų, tai tokie dodasi, eina šonais, nežino kur plauk, kur duotis, tokiais greičiais. Nu, da bandau plaukti, bet jeigu ir taip toliau, tai trauksiu meškerę, neiškentėsiu iki vakarą. Oi. Ką? Aš, jo. Stasys Traveler. Nei žvyno, nei uodegos. Labą dieną. Akimbakas. Nelabai. Nu va. Vieną tokį pirštą dydžiai ištraukiau per mūsų 2 valandas geras. Labą dieną. Labą dieną. Akimbakas. Ne. Nu va. Bet mes ir nenorim pagauti. Ai, tai laiką praleis. Paprasčiausiai gamtoj. Išlipau į krantą pažiūrėti, radau kapinės ir sakė partizanam. Tai gyvenvietė rodo Bacaičiai čionais yra. Tai žmogelis nelabai žinojo, koks čia kaimas. Nu į ką, turim jau nuo Ramučių 15 kilometrų. Plaukiu 3 valandas su kapeikom. Tai pakol kas visai tempas normalus. Normaliai čia srovė neša. Vietomis greičiau, vietomis tokie pagilėja kaip dabar, tai nedidelė srovė, bet judam į priekį. Ir priešais mus kas? Liepkalnis, Šileliai ir taip toliau. Tai lekam į Kuršėnus, į tada žiūrėsim. Neapsulaukiu kranto, kažkur norisi valgyti. Jau turim beveik 1 valandą. Tai taisausi kokteilį. Krantai baisus, nieko gero, dilgėlynas, o lygiai 1.
Pasitaisau kokteiliuką baltyminį ir galėsiu drąsiai varyti į priekį. Skanu. Vėjas po biškį neša, tik reikia nuolat pareguliuoti, kad neįneštų į nendrės. Upė šiaip jau 2 baidarių pločio, 10 metrų kažkur, tai visai padoriai plaukėsi. Kartais tokia panaši į kanalą, tai tokia biškį neįdomi, jau taip monotoniškai ir kloji, bet tuoj kažkas vis tiek įdomesnio nutinka, ar tai paukščiai kažkokie išskrenda, va ką tik gulbės praskraido. Plaukia vandenys, sugalvojo kilti prieš mane. Nu tai nuolat kažkas įdomaus atsitinka. Ta monotonija taip pat nusimuša. Priplaukėm Šilelius ir 20 km. 20 km jau mano sąskaitoj nuplaukėm, tai sakykim beveik pusiaukelį iki Kuršėnų. Ir už Kuršėnų kažkur reikės ieškoti stovyklavietės. Bet dabar tiesiog irkluoju, džiaugiuosi gamta, vaizdais, paukščiukais, žuvytėm ir judam į priekį. Nu, kas galėjo patikėti, kad čia eismas kaip autostradai. Čia prie to geležinkelio į vienas traukinukas, į kitas traukinukas. Nu ką, turim jau 22 km pravažiuotas ir judam link Kuršėnų. Akimbakas. Nu nieko, bandom kažko kirti, bet nesinori kažko. Nu va, irgi gerai. Čia nebent tik vakarė gal kips. Nu. Nes dieną tai nekim, vakarė tik tai. Viskas. Quando Vilniuje srovė mus plukdo, niekas ramybės šiandien netrukdo. Irklas po irklo į tolį judu, savo gimtinės grožio stebiuosi. Plaukiu aš upę Ventą, Ana žemaičiams yra šventa. Pasieksiu aš Ventspilio uostą, tegu man vėjas veidą glosto. Vėjas veidą glosto. Turim kažkokį pliažą, prieplauką. Jau esu netoli Kuršėnų, nu ir čia jau
yra pažintinis takas, tai pasivaikščiojimui. Biškį užkandam, atsipučiam ir visai nebedaug beliko iki Kuršėnų dvaro. Ten aš turiu sužinoti vieną dalyką, labai svarbu. Tai biškį pailsiu, atsigeriu ir varam į Kuršėnų dvarą. Palieku savo baidarę ant kranto ir kaip mokino prancūzas, reikia pasimti irklą su savim. Pasimi irklą, tai niekas nenuplauks. Nors šiaip einu labai netoli, einu iki dvarą. Čia yra Kuršėnų dvaras. Jis toks biškelis sutvarkytas, atrodo tvarkingai. Labą dieną. Labą dieną. Galima receptą pasiskolinti. Labai geras receptas, labai skanus. Geras, jau bandėt? Oi, 1000 kartų. Mūsų mėgstamiausias. Turim receptas, Kuršėnų vyniotinis. Taip. Atvykau į Kuršėnų dvarą, kad pasimčiau originalų Kuršėnų vyniotinio receptą. Dabar turiu minčių, ką galima nuveikti vakare, bet apie tai vėliau bus staigmena. Palieku savo baidarę ir einu į Maksimą apsiprekinti. Pasiėmiau irklą. Labai keistai jaučiuosi su ta irklu. Viso, kad iki Maksimos šiandien eiti visai nedaug. O kur aš tą irklą padėsiu? Tai gal aš tą irklą čia ir paliksiu, nesąmonė kažkokia. Aš čia užtruksiu gal 5 minutės maks. Nesąmonė eiti su irklu. Nu ką, pirmas rimtesnis slengstis. Slengstis nedidelis, bet buvo pavojus apvirsti, pasikabinti ant akmens. Ir jeigu kažkaip ne taip, galėjo viskas į liūdną scenarijų pavirsti, bet tingėjau nešti arba vilkpą ar šoną, tai kad
surizikavau ir viskas baigėsi sėkmingai. Žuvies beveik nebeliko, vadinas kažkur netoli užtvanka. Vadinas upė užtvankta, nebereikalančia taip išplatėjus. Nu ir pasižiūrėjau Šilėno, užtvanka laukia, tai nežinau kiek čia liko, pusvalandis, valanda, bet plaukiam dabar iki Šilėno užtvankos ir žiūrėsim kaip reikia Baidarę persigadinti. Bet norėčiau vis tiek pasiekti ir kažkur toliau apsistoti, nes upė tokia plati ir čia murzina nieko gera. Matosi dabar jau Šilėnų piliakalnis, nu bet aš manau, kad aš jį nelipsiu, man ir iš čia gražiai matosi, aš geriau pataupysiu jėgas užtvankai. Nežinia, kas laukia. Reikia būti atidžiam. Upė vėl susiaurėjo, atsirado medžių ir neaišku, kokių šposų galima laukti. Kas kimba? Nova. Danė laiks vadinas. Į Ventspilį. Išlipau į krantą pasižiūrėti, bet nieko gero. Žvejybai vietos geras. Tai jau atsirado savė, tie žali augalai yra, tai žuvies būtų, bet vieta dirvožemis, pievas, patreštos, tai smirdės, tai tikrai ne. Tai plaukiu, kažkur tai už kelių kilometrų turi būti sodyba.
Labirintai, labirintai. Labirintai. Turim 6:30 vakarą. Radau tokią stovyklavietę. Nežinau, gal jin privati, bet jokio numerio nieko nėra. Aišku, čia galima ją pasiekti turbūt sausumos būdu iš sodybos. Kažkas ten klega, namą mačiau. Bet aš jau nebenoriu ieškoti kažkur toliau. Tai man čia viskas tinka, bandau įsikurti, jeigu reikės pamokėsiu pinigėlį ir viskas. Žuvis matau šokinėja, krantas geras, viskas aš čia kuriuosi. Nu ką, biškelį užvalgysim sriubytės, pasistiprinsim, o paskui eisim gaminti savo ypatingo patiekalą. Kiek skubėjau valgyti, toks išalkęs buvau, kad net liemenės nenusimau. Čia girdžiu klega netoliese. Yra kaimelis, pasižiūrėjau, yra sodyba nuomai. Bandžiau paskambinti, neatsiliepė. Galvoju, gal neišvarys, jeigu ką sumokėsiu. Bet paskui niekur nėra, kad privatu pradėjau žiūrėti, kad čia yra šita būdelė persirengimo. Nu tai kaimuose, gyvenvietėse visi daro pliažus, tai bendruomenės yra vieta sutvarkyta, tai galvoju, kad bendruomenė priims mane šiąnakt nakvynį. Tai dabar jau ramiai valgau, statysiuos paskui palapinę ir dar gaminsiu šį beitą. Palei ypatingą receptą. O dabar atėjo laikas ypatingam patiekalui. Šitam patiekalui mums reikės peilio. Galbūt pagardinimą reikės riešutų, razinkų. Nu, paskui kavytės reikės, bet jau aš ją turiu pasitaisęs, tai šitam patiekalui gėris. Tai va, o dabar atėjo laikas mūsų ypatingam patiekalui. Tai jūs jau žinote, kad mes buvom Kuršėnuose, o kuom garsus Kuršėnai? Nugi savo vyniotiniu. Tai mes pasiėmėm receptą Kuršėnų vyniotinės. 4 šaukštai miltų, 2 šaukštai cukraus, 4 kiaušiniai, 180 gramų sviesto, 100 gramų varškės, šaukštelis vanilinio cukraus ir cukraus pudra. Tai šiandien gaminsime Kuršėnų vyniotinį. Kaip aš pasakiau, gaminsime. Taigi čia ne Šimašiaus laida. Mes iš gamtos gyvenam. Negaminsim, o ragausim Kuršėnų vyniotinį. Žmonių paklausus, kur geriausias Kuršėnų vyniotinis, palei tikrasias tradicijas, sakė, Maksimoj yra kulinarinė ir ten yra Kuršėnų vyniotinis palei visas Kuršėnų vyniotinio gaminimo tradicijas. Pats tikriausias. Kuršėnų vyniotinis iš Kuršėnų. Tai šiandieną mes, atsiprašau, negaminsime, o ragausime Kuršėnų vyniotinio iš Kuršėnų. Imam didelį peilį, gražiai atpjaunam.
Turim štai tokią riekę. Na ir dabar ragaujam jau. Nu ir kavytės. Oi, fantastika. Kas turit galimybės, galit pasigaminti patys. Kas neturit galimybės gaminti, galite nusipirkti. Geriausiai būtų iš Kuršėnų. Skonis labai geras. Jokios chemijos, varškė, kiaušinis. Aš negaliu sustoti. Ateik, ateik. Im pagaliau. Kopnic. Oi, oi, oi. Na į pagal. Ne. Metų. Vieni metai. Kaka. A, jaunuolis dar. Tai jaunuolis. Kas čia? Turiu šapaliuką nedickas, galima ir nuo 28 cm, tai paleidžiu. Saulytė jau leidžiasi už horizonto, dar pabandysiu biškelį pažvejoti, pagavau porą žuveliokų, tai esu labai patenkintas, labai džiaugiuosi, nes tai buvo mano pirmieji šapaliukai, tai džiaugiuosi, o su jomis jau noriu atsisveikinti. Tai ką, jeigu patiko mano video, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam naujų video. Iki!